Labą dieną, esu Papilės seniūnė Jūratė Šiurkuvienė. Šiandien pristatysiu Jums, ką mūsų seniūnijoje pavyko nuveikti per šios metus. Šiemet įgyvendinom visuomenės sveikatos rėmimo programą, tai rašė seniūnija projektą ir sėkmingai jį įgyvendino. Įrengėm teniso stalo. Šio projekto tikslas tai ir yra skatinti gyventojų sveikatą ir gerinti fizinį aktyvumą. Projektą manome skaityti, kad jis yra tikrai pavykęs, nes matome, kad gyventojai aktyviai jo naudojasi ir jis mums puikiai tarnauja. Šiuo metu randamės Papilės Švento Juozapo bažnyčioje, tai norime pasidžiaugti šiemet atliktais darbais. Yra padaryta daug tikrai darbų, yra atnaujintos kolonos, pašalinti, sakykime, grėsmingos vietos, kur buvo pavojus gyventojam ir pavojus visam kam, tai darbų atlikta nemažai, yra sutvarkyta, pakeisti langai, pakeistos balkono duris, atnaujintos kolonos, pamatų yra atlikti remonto darbai. Tai už tai norime labai padėkoti administracijai, kad šiemet skyrė bažnyčios tvarkymo darbams lėšų ir kad buvo galimybė kažkiek apsitvarkyti, pasiremontuoti šią bažnyčią. Džiaugiamės, kad šiemet pavyko susitvarkyti ne tik bažnyčią, bet ir taip pat kažkiek dalinai remontuoti ir pačios klebonijos namą. Tai šiuo metu matome, kad vyksta stogo dengimo darbai. Tai iš tikrųjų čia yra lėšos suaukotos pačių gyventojų ir norime taip pat padėkoti savivaldybės merui, kuris tarpininkavo su Eternitu, tai parūpino stogo dangą, kurią dovanoja klebonijai, tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad tokie darbai vyksta. Taip pat nepamiršome ir žvyrkelių, tai šiemet yra remontuotiniai keliai, užpilant skaldos, tai buvo remontuojami keliai Biliūniškių kaime, Dumbriuose buvo remontuojama, kelias Kalniškiai, Žerkščiai. Ir šitie keliai iš tikrųjų prašėsi remonto darbų, tai šiemet jie atlikti ir tikimės, kad susisiekimo kokybė bus pagerinta. Tai esame Klaiščių kaime, norime pasidžiaugti dar šią vasarą išasfaltuotom dviejom gatvėm Klaiščių kaime, tai būtent Sodo ir Parko gatvės. Tai iš tikrųjų čia buvo didžiulė gyventojų svajonė, kad pagaliau turėtų asfaltuotas gatves, kad galėtų laisvai važinėti, nebebūtų duobių, dulkėtumo ir patys, sakykime, vaikai galėtų linksmai leisti laiko važinėdami dviračiais, paspirtukais ir visa kita. Susiduria Papilės seniūnijoje ne tik su nuveiktais gerais darbais ir įgyvendintomis idėjomis, bet turime ir nemažą rūpestį sukėlusi susidariusios nuošliaužos ant mūsų, sakykime, istorinių vertybių. Tai yra Papilės pirmojo, antro piliakalnio, kur yra stichijos paliestos gamtos susidariusios nuošliaužos. Šiuo metu šie lankytini mūsų objektai yra ribojami lankymui, nes dėl paprasčių gyventojų saugumo, tiesiog, kad jie nepatirtų kažkokių sveikatos sužalojimų, šios kapinės yra draudžiamas šiuo metu lankyti. Seniūnija taip pat ypatingą dėmesį skiria aplinkos tvarkymo darbams. Tai anksti pavasarį pradedam jau intensyviai dirbti tiek želdynų atnaujinimam, tiek vienmečių augalų sodinimui ir visa kita. Šiuo metu taip pat buvo atliktas medžių genėjimo, pjovimo darbai, buvo intensyviai medžių šalinimo darbai atliekami Papilės miestelėje, tai yra Kranto gatvėje, kur buvo po stichijos, sakykime, padarinių išversta daug medžių, tai buvo šie visi medžiai želdiniai sutvarkyti. Taip pat atlikom medžių genėjimo darbus Eglesių kaime, Papilės miestelio Liepų gatvėje, Papilės nepriklausomybės gatvėje buvo genimi medžiai. Buvo atlikti seniūnijos pastato laipto remonto darbai. Taip pat eime parodysiu, kokie darbai atlikti viduj, o viduj atlikta darbų nemažai, išremontuoti 2 kabinetai. Vienas kabinetas tai yra seniūno kabinetas, kitas socialinių darbuotojų. Taip pat buvo sutvarkytas buvusio pašto patalpos. Šiuo metu čia darbuojasi 2
mūsų seniūnijoje dirbančios specialistės, tai yra socialinio darbo organizatorė ir socialinių išmokų specialistė. Šios patalpos buvo pritaikytas būtent gyventojų poreikiams, kas liečia su gyventojų aptarnavimu dėl socialinių išmokų, kurie kreipiasi. Taip pat buvo pritaikytas žmonėms su negale, nes šios patalpos randasi būtent pirmame aukšte. Kviečiu užeiti į suremontuotą seniūno kabinetą. Daug darbų pasidaro ir kaimo bendruomenės. Pas mus bendruomenių yra tikrai nemažai, yra 9 ir yra visos aktyvios iniciatyvos, taip pat įgyvendina įvairius projektus, gerina gyventojų sveikatą, taip pat pritaiko infrastruktūros visokius įvairiausius projektus rašo, tai ir visokie treniruokliai sveikatingumui skatinti yra statomi, ir viešosios erdvės tvarkomos ir puošiamos, ir taip pat tikrai yra bendruomenių tokia iniciatyva, kad kiekvienais metais puošiasi ir kalėdų eglutės. Tai didžiulė padėka yra bendruomenių pirmininkams, seniūnaičiam, kurie tikrai aktyviai įsijungia į seniūnijos veiklą. O aš visus noriu tuo pačiu pakviesti gruodžio 10 dieną atvykti į mūsų Papilės miestelio kalėdinės eglės įžiebimo šventę. Tai visiems gražių artėjančių švenčių.